Kelmės rajono savivaldybė Žemaitės viešoji biblioteka įgyvendino projektą Biblijo netikėti skaitymai, kuris skirtas skatinti skaitymą, literatūros pažinimą ir kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba bei Kelmės rajono savivaldybė. Projekto tikslinė auditorija – jaunimas ir vyresnio amžiaus rajono gyventojai. Projekto metu biblioteka organizavo įdomių ir netikėtų renginių ir veiklų. Įvyko poezijos ir muzikos valanda Gėlė ir vėjas, kurioje Henriko Radausko eiles skaitė aktorė Dalia Jankauskaitė, grojo džiazo virtuozas Vytautas Labutis. Teksto ir dailės valanda veikė dailininkės, knygų iliustruotojas Linos Itagaki piešinių paroda, o vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo susitikime su pačia dailininkė. Pavydėjo man kregždutės, kad buvau toksai lengvutis, tartum 1000 balionų, virš laukų ir klonių, pasikinkęs ryto. Taip pat muzikinėje programoje gražiausia lietuvių poezija su teatriuku, kur skambėjo dainos pagal Juozo Erlicko, Liutauro Degėsio, Justino Marcinkevičiaus ir kitų poetų eiles. Šokio ir teksto valanda buvo skirta šiuolaikinio šokio improvizacijoms pagal poeto Aliaus Balbieriaus poeziją ir kurias pravedė choreografė Eglė Kančauskaitė. Junkiluose ir Pašilėnuose įvyko biblioterapijos valandos. Šaltas nuovargis, kaip rankos mirusios užklojo žaizdą, gęstantį ugniakurą tamsioj širdį. Kelmės bibliotekos lankytojai ir slemo kūrėjai iš įvairių Lietuvos vietų dalyvavo slemo valandoje, pirmose slemo varžytuvėse Kelmėje, kurios vadinosi Pas Žemaitę. O jaunimas slemo kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė šiauliškė slemuotoja Roberta Stonkutė. Tarp dangaus gyventojų Prometėjas turėjo draugę Atėnę, išminties deivę. Antikos valandoje kelmiškiai pamatė keistuolių teatro spektaklį Kai aš buvau Prometėjas, kur aktoriai žiūrovams pristatė savąją mito interpretaciją. O renginių ciklas baigtas Epistolikos valanda, kurioje aktorė Diana Nevičiūtė ir pianistas Linas Dužinskas pristatė lyrišką, jautrų, ilgesių ir meilę spinduliuojantį spektaklį Ilgėjimos sonata pagal lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškus bei jo žmonos Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės prisiminimus. Norėčiau sudėti simfoniją iš bangų ošimų, iš šimtametės girios paslaptingos kalbos, iš žvaigždžių mirksėjimų, iš mūsų dainelių ir bekraščio mano ilgesių.